Sveiki atradę mano video dienoraštį, kuriame aš dalinuosi savo kelionėmis, žygiais ir kitais nuotykiais. Kai nekeliauju, mėgstu žygiuoti. Esu įamžinusi 4 man svarbius žygius, tačiau kelionėse kojomis taip pat susukame nemažai kilometrų. Esu aplankiusi 24 šalis, iš kurių tolimiausia šiai dienai yra Amerika. Mano sąskaitoje 30 kelionių už Lietuvos ribų, o šiame videoje tęsime 31-ąją mano kelionę. Birželio 12 dienos rytą mes prisišvartavome Korfu saloje. Ir čia turėsime savo pirmąją ekskursiją iš 3, kurios yra mūsų ekskursijų pakete. Bet pirmiausia, pusrytukai. Šios ekskursijos trukmė numatoma apie 4 valandas ir vadinasi jį Ancient Villages and Literary Legends. O ką pamatysime, tuoj vat ir parodysiu. Prasideda mūsų nauja diena. Dabar yra po 9:15, mes išsilaipinom Korfu ir šiandien darėsim savo pirmą ekskursiją. Važiavome mes į priešingą pusę nuo sostinės, į Lakonės regioną. Tai pirmas sustojimas buvo šiame paplūdimyje. Labai gražu. Gaila nebuvo laiko įbrist vandenin. Stojam prie šviesoforo kalnuose. Įdomus faktas, kad šitas šviesoforas ne kažkokioj sankryžoje yra nekur, o tiesiog pastatytas prie labai siauro kelio. Tokio siauro, kad tik vienas autobusas gali pravažiuoti. Ir prie šito šviesoforo galim iki 7 minučių net prastovėti. Palaukti. Kažkas kol iš ano galo atvažiuoti. Ta prasme, nežinau, ar matas. Taip siaurai. Antrasis sustojimas buvo šioje apžvalgos aikštelėje, iš kur atsiveria nuostabus Lakonės apylinkių vaizdelis. Tokia nuostabioji vieteliai, sėdim ir bandom Korfu Beer Red Ale. Raudonasis elis. Jau Heinekenas įkyrėjęs juodai. O dar liko daug dienų gerti vien Heinekeną.
Tamsus. Skanus, aha, norėjom kaip tik, kad tamsesnis būtų. Trečioji ekskursijos stotelė buvo daugiau dėl to, kad kažką nusipirktumėme iš vietinių, bet kai kas ir įdomaus čia buvo. Čia tipo kažkur turi matyti Albaniją. Kur tiksliai? Ten? Negalim pasakyti. Kitoj pusėje. Ai ten? Bet užsidėjęs tas kaitros smogs. Na ir viską žinokite, Angala mums tiesiog leido pasirinkti, ar norime grįžti atgal į laivą, ar pasilikti Korfu sostinėje. Tai mes žinoma pasilikome, panaršyti sostinę, nes iki išplaukimo dar buvo nemažai laiko likę. O tai čia yra Kirkyra, ne? Ir sostinė Korfu. Ir visų salų kažkaip sakė, ne? Tu ir Jonijos. Visų Graikijos salų. Aha, tai gali būti, kad gal Rodas tas ir nepriklauso. Nu, žodžiu, į Ionijos dalies Graikijos salų. Esmė, kad sostinė kažkokiu. Aš paguglinsiu, paskui papasakosiu. Bet jo, vaikštam dabar po šitą Kirkyros miestelį. Kirkyra šiaip reiškia Korfu graikiškai. Jo, ir dabar eisim į senamiestį. Pasižiūrėsim, kas ten gero veikti. Norėjom nueiti ten tą pilį. Nežinau, ar besimatom, ko už nugaros nebesimato. Bet 10 eurų kainuoja įėjimas vienam žmogui ir grinais. O mes grinais bet turim 9 eurus. Tai negalim įeiti. Ai va, net ne už nugaros čia. Šita vieta. Tai, sako Karlis, nuvarysim, pažiūrėsim į senamiestį, jeigu ten nebus ką veikti, tada nuvarysim kaip nors, nusiimsim tos 20 eurų ir varysim ten vidų. Tai einam žiūrėti, ką gero senamiestį. Nusifotkinsiu nieko. Nu, kokioj vietoj. Ką aš žaidžiu. Gražiuoju. Ten matos. Kai baigėme šmirinėti po Kirkyrą, grįžome į tašką, kur mus paleido ir nuo ten mus parvežė tiesiai iki laivo. Paslaugėlė nemokamai visiems kruizo keleiviams. Ką tik buvo pip, 3 pipsai, tai reiškia išplaukiam. Dabar yra be 10, 6, be 10, 6. Tequila Sunrise prie Sunset. Derinas. Martinis. Martinis ir Kosmopolitan bus tam trikampė. Jo, trikampė, tada margaritos negeriam. Margaritas skanus turėtų būti, jaučiu. Moskovų mol, mimozų negeriam. Mimozų šampans bus. Aš galėsiu pabandyti. Kaipiroska. Tequila Sunrise, Long Island Iced Tea, Mojito, špricas, pinakoladas, strawberry ir šitos gėriam. Zero alcohol dar yra. Wines, spirits, soft drinks, iced tea, fruit juices, still sparkling water, kafetyrija, galiu kavos pasimti belę kada realiai, atsigerti arbatos ir panašiai. Čia viskas įskaičiuota į mūsų įzupetį. Tai mes po
šou vyksta kiekvieną vakarą. Tai vakar buvo deko stilium, tai toks kaip iš didžiojo Gestpio visi taip pasipuošę buvo. Ir maždaug ta tematika dainavo dainas, šokiai buvo. Tai va toks pasirodymas. Japons paskui buvo toksai, kur ten be kaulo atrodo žmogus. Tai čia vakar toks buvo. Ir kiekvienas šou būna kažkokia tema ir tuo metu ir žmonės esantis laive, keleiviai, irgi turi apsirengti tam tikrą temą. Tai vakar tema buvo, kiekvieną dieną duodama tema. Tai vakar buvo tema baltas vakaras, baltoji naktis, white night, ne? Tai visi baltai buvo apsirengę ir iš tikrųjų ir laikosi labai, nes vakar tai visi buvo praktiškai 8% žmonių, 8-9% žmonių apsirengę. Šiandien tema yra glow show, kažkas tai tokio, žodžiu glow. Tai esmė, kad turėjo visi ryškiam spalvom apsirengti, neoniniam, bet šiandien žiūriu, kad ne taip laikosi. O šou visas buvo populiariąją muziką, populiarias dainas, visiems žinomas, Britney Spears, Michael Jacksonas, Backstreet Boys ir panašiai. Ir paskui ant denio viršuje, būtent to šou tematika vyksta irgi pasirodymai, moko šokti žmonės ir panašiai, programa tokia būna. Tai mes dabar kiekvieną dieną po šou einam dar atsigeriam kokteilių, nueinam visi, stengiamės eiti visi skirtingus barus, nes baruose visą laiką groja muzika, va šiandien groja pianistas, nežinau ar matosi. Žodžiu, pianistas čia gyvai dainuoja dabar. Ir paskui eisim vakarienės, nes mūsų vakarienė visą laiką 9:30, 9:10. Ir po vakarienės jau tada einam į viršų. Ir viršuje vyksta jau tas vakarėlis, taip vadinamas vandeniaus. Tai va, žiūrim kaip saulė leidžias ir laukiam vakarienės. Išbandom biškį kitus kokteilius, kurių dar nebandėm čia. Margarita ir Moscow Mule. Žuvies sriuba. Nu ką, lazanijų vakarienė. Ragaujam. Desertui šiandien tiramisu. Pasabu. Šio spalvingo vakarėlio ritmu einame miegoti, o kitą rytą per naktį plaukę truputį atgalios jau atsibundame Kefalonijoje. Nekantraujame lipti lauk ir patyrinėti naują salą, bet kaip visada, pusrytukai pirmiausia. Šios ekskursijos trukmė numatoma apie 4,5 valandas ir vadinasi ji Drogarati Caves and St. Euphemia Village. O ką pamatysime, tuoj vat ir parodysiu. Mes čia įsilaipinam. Čia yra sostinė. Kefalonija yra didžiausia sala Ajonijos pusės. Pirmas sustojimas ties pilimi. Labai graži, labai magiška vietelė. Ne dėl pilies, bet dėl atsiveriančių vaizdų. Kokia gražioji vietoj bažnyčia yra. Pažiūrėkit. Kokia senobinė ir kokia graži. Tiesiog vau. Šiaip atvažiavom čia prie pilies, bet ten pilis yra. Eisim tą ir ten, bet čia bažnyčia labai gražiai vietoj. Čia. Gražesnių pilių matė. Čia nežinau, pilim. Čia gali pilim pavadinti Griuvėsis. Čia vadinas Ajos Georgijos Castle.
sustojimas ekskursijos pavadinime žadėtoje Drogaratio oloje. Įdomu, nedažnas vaizdelis, bet jau esame matę panašių vaizdų, tai wow, efekto nebuvo. Ai. Oi, ten kaip žemai linčiasi. Pažemai, šalsim čia. Atsigaivinsim. Kefalonijoje degustuojam Kefalonijos salų, Kefalonijos ir Itakos, čia bendras. Toks vat. Ir taip, čia Red Ale ir Premium Lagers. Už 2 alaus ir 1 vandens 12 eurų. Vanduo dar šitas. Trečias sustojimas yra Agija Efimija. Tai nedidelis žvejų kaimelis, dabar daugiausiai gyvenantis iš turizmo. Čia daug barų, suvenyrų parduotuvių. Daug senų šio kaimelio pastatų sunaikinti per 1953 metų žemės drebėjimą. Tai ir senosios architektūros čia mažai likę. Tai čia pasivaikščiojom, šiek tiek pasifotkinom ir vat taip pat užsibaigė ta mūsų ekskursija. Šį kartą jau grįžom tiesiai į Laivan. Tai kaip mes vertinam šiandienos programą? Patiko tau urvas? Patiko? Bet mes jau esame matę panašų urvą. Ispanijoje, Gibraltare. Tai šiandien per ekskursiją išsiaiškinom, kaip dalinasi Graikijos salos, nes Instagramo poste buvau parašius, kad kažkaip jos ten dalinasi. Tai šiandien sužinojau, kaip dalinasi. Tai pirmiausia, kur mes dabar esam, Kefalonijoje ir vakar Korfu. Šios 2 salos ir dar 5, tai iš viso 7, jos yra Ajonijos jūrai. Visos kitos salos, dar net nežinau, kiek iš tikrųjų jų ten dar yra. Nesakė mums, ne? Kiek salų yra Egėjo jūrai? Nesakė. Kažkeli tūkstančiai iš viso, bet kitos tokios mažytės, kur ten nesiskaito. Čia kalbama apie didžiąsias salas, kur yra miestai, kaimai ir panašiai. Tai va, 7 tos salos esančios Ajonijos jūrai, jų sostinė yra vakarykštės Korfų sostinė Kerkyra. Kerkyra šiaip graikiškai reiškia Korfų, taipogi šitus graikiškas pavadinimas. Tai va, kom dar skiriasi tos salos, dėl ko jos čia taip susidalinusios ir panašiai. Ajonijos jūroje esančios salos, jos buvo po Italijos įtaka ilgą laiką. Venecijiečiai konkrečiai valdė šias salas ir dėl to įnešė savų spalvų truputėlį iš šios salas. Tai jeigu, tarkim, Graikijoje dominuoja mėlyna ir balta, tai šiose salose dominuoja raudona ir geltona. Tai va, čia toks labai vizualusis skirtumas. Tai tos Ajonijos jūroje esančios salos, jos vat, turėjo kitokį istorinį periodą, tai va, to ir skiriasi. O šiaip savo kruizo gale mes dar plauksime į Santoriną, tai ten jau dominuos balta ir mėlyna spalvos, nes Santorinas yra Egėjo jūrai. Tai ten bus kiek kitoks vaizdelis jau. Tai va, tiek mes sužinojom šiandien. Dar kas sužinojom įdomaus vat, apie Kefaloniją konkrečiai. Tai dar 1953 metais šitoj saloj buvo didžiulis žemės drebėjimas. Ir labai daug šios salos
nugarmėjo į vandenį. Daug ploto prarado sala. Tai va dar toksai vienas faktas įdomesnis. Šiaip matėm ir apleistą miestą, kur žmonės tiesiog po to žemės drebėjimo, jie tiesiog išvyko ir niekada ir nebegrįžo į Kefaloniją. Jau išplaukėm. Net negirdėjom pipso. Pietus. Karolio pasirinkimas, mano pasirinkimas. Valgom. Balandėlis itališkai pas tave. Taip užbaigėme 6-ąją mano 31-osios kelionės dieną. Kelionė jau beveik įpusėjo, bet laukia dar daug nuotykių. Kitame video išsilaipinsime Italijoje. O kągi ten pamatėme, vat tame video ten ir sužinosite. Čiau.